Jonu, kuo norėtum būti užaugęs? Klausė mokytoja. Statybininku. O kodėl? Stačiau apvalius namus. O kodėl apvalius? Kad kampe nestovėčiau. Karočią važiuoja žmogelis metai per mišką. Staiga žiūri. Stovi kažkoks tipas. Visas rūžinis pristabdo mašiną. Žmogelis sustoja ir klausia. Kuo tau? Pavešk. O kas tu toks? Aš gėjus iš Venieros. O tu prie žemės gyventojų nesikabinėsi? Ne. Žemiečiams aš pridigybiškas. Na tada sėsk, važiuojam. Važiuoja toliau. Žiūri kažkoks raudonas veikėjas stabdo. Sustoja. Tau ko? Pavešk. O tu, bendrai, kas tu toks? Aš gėjus iš Marso. O kaip tu, kas link žemiečių? Jie manęs nejaudina. Tada sėsk, važiuojam. Važiuoja tryse. Žiūri, kažkoks žalias tipas mojuoja. Sustoja vairuotojas. Nuleidžia stiklą ir klausia. Kelių policija, prašau jūsų dokumentus. Lankytojas baro administratorė. Panelė, ar jums kas nors greitai pavyksta? Taip, aš labai greitai pavargstu. Atsikelia vyras po geros pjankės, absoliučiai nieko neprisimena. Nueina pas žmoną ir klausia. Gal atsimeni, ką aš vakar dariau? Žmona atsako. Na, gėrei su draugais. Paskambinai man ir girdamasis, kad myži, nelaikydamas savo pasididžiavimo, paprašai parvežti namo. Ir viskas? Na, neskaitant to, kad grįžęs apkabinai mano senelį ir sakai, du buldorai, tu grįžai. Užlipęs į viršų, nusirengiai, davei mūsų sūnui suvalgyti grybą, sakydamas, imk, užauk, Marijo. Mano mamos paklausai, ar ji vis dar kalta, įlipęs į spintą pradėjai šaukti. Kur ta Narnija? Nuėjęs į sūnaus kambarį ištraukei žiurkieną, metei į sieną ir šaukiai. Pikačiu, aš renkuosi tave. Nuėjęs į virtuvę, pasiėmei ananasą ir užrėkei. Kempiniuk išlys. Ir paėmęs mano papugėlės, svaidė jas ir rėkei. Angry Birds, Angry Birds. Į akcinę bendrovę užsuka bedarbį. Ieškau darbą. Ar mėgėjas? Sprakteli savo į pagurklį darbdavys. Ką jūs, profesionalas? Barnį šeimoje. Aš skalbiu, lyginu, rušiu maistą, tvarkau namus. Jaučiuosi lyg kokia penelė. Brangioji, ašgi tave įspėjau, kad tu su manim gyvensi kaip pasakoje.